Šiandien garso takelis apie tai, kaip mes labai dažnai stengiamės daryti tai, kad įtiktumėm kitam arba įtiktumėm kitiem. Paprasti dalykai. Artėjant šventėms mes siunčiam atvirukus, siunčiam sveikinimus ir labai dažnai ne dėl to, kad iš tiesų mes norime tiem žmonėm ar tam žmogui padėkoti, bet norime įtikti arba parodyti, koks aš esu geras vien tik todėl, kad galbūt aš turėsiu naudos arba turėjau. Galbūt tie santykiai man padės kažkur kažkada ir aš nenoriu jų sugadinti. Pavyzdžiui, sveikinimai su gimtadieniu. Kaip dažnai mes iš tikrųjų, sakykime, esame nusivylę tam tikro asmeniu, nes būtent jis ar ji mūsų nepasveikina per gimtadienį. Pasveikinimas atskira tema. Tikriausiai turėtų būti, nes sveikinimai gimtadienio proga iš tiesų turėtų būti skirti tik savo pačiam. Ta diena turėtų būti ypatingai švenčiama, visiškai nesusiję su draugų, pažįstamų ir artimųjų ratu. Bet iš esmės mes, mūsų nepasveikino, ar ne? Tai jau yra ego. Manęs nepasveikino, aš toks svarbus, čia gimiau. O manęs nepasveikino. Sakykime, jūs išraiškingai apie tai nekalbate, to nerodote. Bet širdyje jums yra kažkokia tai nuoskauda. Ir apart to, kad jūs dirbtumėte su nuoskauda, kad jūs dirbtumėte su šito jausmo paleidimu, kad jūs gebėtumėte transformuoti tai į meilę, jūs tikitės, kad tai gausite, jeigu jūs tai darysite. Ir vieni žmonės dar tai daro su tuo sveikinu, bet, kaip ir atvirai vos netikiuosi, kad tu mane pasveikinsi. O kita kategorija žmonių sveikina ir iš tikrųjų jau jie yra, pažengę savo sąmonėje, jie stengiasi tai daryti su meile, nesitakėdami jokios atgalinės grąžos. Bet viduje yra vis tiek tas įtikimas, ar ne, kad galbūt tu mane pamilsi, galbūt tu mane priimsi, galbūt pamatysi savo klaidą per mano gerumą arba per mano meilę ir tu vienokiu ar būdu mane prisiminsi. Tai šiuo atveju turėtų būti iš tikrųjų darbas su nuolankumu, su prieimimu ir sąmonės plėtra toje srityje, kad kas iš esmės aš esu, kas iš esmės yra mano gimtadienis, mano šventės ir kas yra žmonės, kurie yra šalia manęs. Ir kada nustoji sveikinti žmonės ir žmogų dėl kažkokių savų neišdirbtų prisirišimų, įpročių, įsipareigojimų, kuriuos suformavo tradicija, kultūra, kaip ir negražu nepasveikinti, ten tavo artimieji tokie ir tokie. Yra žmonių, kuriuos iš tiesų tu nori sveikinti, bet sveikinti ne pompastiškai, o iš tiesų džiaugiesi, kad jis yra tavo kelyje. Iš tiesų tu nori jį apkabinti ir suteikti jam džiaugsmo, begalinio džiaugsmo. Ne kažkokios pompastiškos ir net ne tada, galbūt tai yra mama, kurią jūs be galo mylite, jūs norite, kad jos gimimo šventė būtų nuostabi pasaka kaip visas gyvenimas ir jūs dirbate kasdieną, vardan to, kad ji būtų laiminga. O tą dieną jūs tiesiog būnate šalia ir apkabinate. Norisi, kad jūs pajaustumėte tą skirtumą, kada mes tiek daug dalykų rašome ir darome vien tam, kad mūsų nepasmerktų, kad štai koks jis beširdis ir bejausmis. Tas beširdis ir bejausmis pas mus yra iškreipta forma, kada tai yra visiškai nesusiję su tikrąja atjauta, kada mūsų neutrali pozicija interpretuojama kaip nejautrumas. Sakykime, jūs matote, kai kažkas jūsų aplinkoje veikia, galvoja, ne pagal Dievo įstatymus, ne pagal Dievo planą, ne pagal visatos įstatymus. Ir jūs liekate tam abejingas. Tai yra, jūs nededate energijos tam, kad jūs ištemptumėte jų, savo vaikų, artimųjų, pažįstamų kaimynų iš to liūno, kaip mums atrodo, ar ne? Kiti žmonės gali pasakyti, jinai arba jis abejingas, nieko nedaro, negali jam ar jai padėti. Iš tikrųjų, tai jūs jam darote labai daug savo energijos neinvestavimų į tai, ką jie daro, ką jie galvoja, ką jie mintyje.
Jūs neinvestuojate net savo meilės jiems, aš juos mylėsiu, net kokie jie ir bebūtų. Tai iš tikrųjų yra visiškai neatsakingas dieviškosios energijos švaistymas. Kiek diktavimų, kiek mokymų yra apie tai, kad kai jūs esate energingi, kai jūs gaunate dieviškąją malonę, dieviškąją šviesą, dievišką meilę, kaip jūs atsakingai turite ją išskleisti, atiduoti, perleisti, jūs negalite jos taškytis. Ir šiuo atveju tai yra taškymasis energijos, nes jūs dedate savo energiją, tai yra dieviška energija, kuri atėjo iki jūsų, tam, kad pakeistumėte kito žmogaus sprendimą. Mums atrodo, kad aš pamokysiu, aš jiems padėsiu ir jie dabar jau atsibus ir dažniausiai nebūna minties, kad jie pamatys Dievą. Jie pamatys jūs, sakys, kad jūs geras, kad jūs man pagelbėt ir galbūt čia bus kažkoks indėlis mano, ar ne, jų gyvenime. Iš tiesų taip nėra. Jūs turite leisti kiekvienam žmogui, kaip ir Dievas leidžia kiekvienam žmogui elgtis taip, kaip jam atrodo teisinga. Nes jūs nežinote, kodėl taip darote, kodėl jie taip daro. Galbūt jų yra tokia raida, galbūt jų siela atėjo to patirti. Galbūt jie iš tiesų krenta savo kelyje ir jų evoliucija visiškai nevyksta, bet tai yra jų pasirinkimas, jų pamokos, jų klaidos, už ką jie neša karminę atsakomybę. Jūsų tikslas yra toliau auginti save, plėsti savo sąmonę, gyventi meilėje, darnoje ir atėjus laikui, atėjus tam žmogui ir tiem žmonėm pas jūs, jeigu jūs gebėsite suteikti jiem pagalbą, jiem prašant. Tai rodo jau to žmogaus sąmoningumą ir prašant ko? Ar pagelbėti ir išgyti tam, kad jis po kažkiek laiko vėl galėtų tai daryti? Ar tai iš tikrųjų kalbama apie žmogaus virsmą? Visiškai yra nesuprantami tie dalykai, kada žmogus interpeliuoja švarę sielą, švarų gyvenimą, atlieka kažkokius ritualus ir tradicijas, kurie iš esmės visiškai netitinka jo gyvenimo būdo. Kada yra laikomasi, sakykime, kūčių tradicijų, yra renkamasi prie stalo, akceptuojama tai, kokie mes geri ir žmogus atsisako, sakykime, ten mėsos arba pasninkauja. Bet sekančią dieną jisai lėbauja, vartoja alkoholį, jisai gyvena taip, kaip gyveno, jisai neatsakingai, nesąžiningai daug dalykų daro gyvenime. Ar tai yra tikėjimas? Kam to reikia? Kam mes turime nuolat veidmainiauti prieš save ir kitus? Tai yra visų pirma veidmainystė savo, nes iš esmės tai nėra mano gyvenimo tiesa. Aš taip negyvenu, aš gyvenu kitaip, kitokiu gyvenimo ritmu. Tai kam reikia tai apgaudinėti save, apgaudinėti savo artimuosius, apgaudinėti kitus ir sakyti, kad aš priklausau šitai kultūrai, aš noriu būti kartu, ar ne? Jei tu nori būti kartu, tu turi parodyti savo pažangą kelyje. Jeigu tu šventi Dievo gimtadienį, tai tu turi kiekvieną dieną džiaugtis jo buvimu. Lygiai taip pat kaip apie sveikinimus kalbėjom. Kam reikalingi tie sveikinimai, veidmainystė? Ar ten savo mamai, ar kitam, kada tu kiekvieną dieną ją smerki, su jie nebūni, lygiai taip pat čia. Kam tu kalbi apie tai, kad tu eini švęsti Jėzaus gimtadienio, kai tu iš esmės jo nepripažįsti kiekvieną dieną, kai jis negyvena su tavim kiekvieną dieną, kai jis nevaikšto tavo kasdienybės keliais, kai jis negyvena tavo širdyje. Aš manau, kad geriau praleisti tą vakarą ar tą dieną taip, kaip tu visada gyveni. Galbūt tai tau paskatins atverti savo širdį, pamatyti, kad vis dėlto ne čia yra tikrasis džiaugsmas. Ir kaip dažnai būna, kad žmogus po kūčių kalėdų sako, aš nejaučiu jokio džiaugsmo, aš jaučiu nieko. O kaip tu gali jausti, jeigu tu esi uždaręs visas duris Viešpačiui įeiti savo širdį? Lygiai taip pat yra su mokymais, mylimieji. Kaip dabar, ypač dabar yra aktualu mokytis visur, pas visokiausius gurų, mokytus ir įsivaizduoti, kad žinia, informacija apie visatą, visatos dėsnius, kosminius, kosmologinius dalykus ir visa kita apie kanalus, čakras, naujai atsiveriančius kanalus pakeis jūs. Niekas, mylimieji, nepakeis. Taip, tai gali būti įrankiai, kurie tik įrankiai, kuriais jūs galite atvėrę savo širdis, plėsdami savo sąmonę, priartėti dar arčiau,
pajausti, pamatyti, suvokti tą pasaulį dar plačiau. Bet kaip dažnai tuo yra manipuliuojama, kaip dažnai vis dėlto viskas yra susijama į gausą. Gausa per širdį, gausa per dar kažką. Kažkada esu rašius į YouTube įrašą, kas yra gausa. Iš esmės, tai yra energija. Supranta, tai yra energija. Bet ką darydamas žmogus negali prisirišti prie rezultato. Jeigu jisai prisiriša prie rezultato, bet kuria forma, piniginė, darbo, veiksmo arba dar kažkokia, tai yra trūkumo energija yra formuojama. Ką tu bedarytum, net jeigu tai susijęs su piniginiais klausimais, turi būti motyvas, ar ne? Dėl ko tu tai darai, kam tu tai darai, bet mes einame, mokomės ir atrodo, kad va tos žinios tai jau man padės. Tos žinios man padės priartėti, pamatyti subtilų pasaulį, priartėti prie Dievo, nepadės, mylimieji. Vienintelis kelias tai yra meilė ir savęs kaita, savikaita. Tai yra pirmas žingsnis, tai jūs turite užtektinai turėti jėgų, drąsos, valios ir tikėjimo, kad jūs gebėtumėt pradėti keisti save. Visa kita yra niekas. Jokia žinia, kad ir kiek jūs tai suvoksite savo proto, kad ir kaip jūs tai būsite iškalę, išmokę, dalyvausite bendrose meditacijose, atskirose meditacijose, meditacija iš viso. Tikra meditacija yra tik ta, kada jūs iš tikrųjų randate ryšį su Dievu. Meditacija tai sakralus ritualas, netgi, sakykime, sakralus kelias į viešpatį, į jūsų jungti su viešpačiu. Jūs tam turi būti pasiruošę, turi būti atitinkama aplinka, atitinkamas kūno paruošimas, atitinkamas nusiteikimas, erdvė, laikas. Negali būti kito žmogaus, tai yra tikra meditacija. Bet mes einame bendras meditacijas, iš tikrųjų nesuvokdami, kas vyksta jose, nesuvokdami energinio ryšio tarp tų žmonių, kurie susijungia tuo metu į masinę sąmonę, į vieną energinį kūną. Kodėl aš vieną kartą padariau bendrą gydomą meditaciją ir aš daugiau to nenoriu daryti, nes net ir man tai nėra gydomoji meditacija, nes jeigu žmogus yra šviesus, jisai pats vienas gali tai padaryti ir savo padėti arba su vedliu. Bendro meditacijoje labai greitai gali sužeminti savo vibracijas dėl tam tikrų žmonių, kurie ateina be tikėjimo, ateina kitaip nusiteikę, bet čia nieko nesmerkiant. Iš esmės, ką noriu pasakyti, nėra kito kelio į Dievo kaip savikaita. Jūs galite perklausyti milijonus įrašų, galite turėti tikriausiai tobuliausią mokytoją žiniose, bet jeigu tas mokytojas nebus šviesa iš esmės, tyrumas ir ta esybė, per kurią skleidžiasi Dievo šviesa, jūs negausite nieko. Jūs sukursite energinį informacinį lauką, kuris kabės aplink jūs, neleisi jūs patekti nei dieviškai šviesai, nei tikrai informacijai, nes nejudanti, nenaudojama mintis ir žinia, jinai kaip masė kaba šalia jūsų kūno, jūsų erdviniam kūne, taip įvardinkim. Ir kitas dalykas, perteklinis informacijos kiekis neleidžiam gauti naujos ir teisingos informacijos, kuri gali ateiti per jūsų Kristaus, aš per jūsų vidinį. Ir tas atsiverimas informacijai, kuri yra, nežinau kaip tai paaiškinti, jinai yra. Ir tai jūs galite patirti savo energiniu kūnu, bet tik tada, kada jūs savo sąmonėje, savo dvasioje, savo tyroje sieloje ir širdyje gebate žingsnis po žingsnis, mažus po žingsnelio, kilti savo dvasioje. Kilti savo dvasioje, bet tai tas kilimas yra ne per info, ne per gražius vaizdus, tai yra per pajautą. Kuo skiriasi pakylėtojų mokytojų diktavimai per iš tiesų šviesų, kaip sakiau, tą energinį įvadą, šviesos įvadą žemėje, nes jūs veikia ne žodžiai, jūs veikia energija, kuri yra tarp eilučių, kuri yra perduota tarp jų. Ir kai jūs savo kūnu gebate perskaityti tą užkoduotą informaciją esantį tarp, jūsų suvokimas plečiasi. Bet tai jūs galite patirti ir gauti tik tada, kad jūs norėsite atsisakyti troškimų, norėsite dirbti su savimi, norėsite tapti nuolankus Dievo ir žmogaus tarnai, ne aukos. Ne aukos, tai suprasti taip pat reikia sąmoningumo. Bet tie tarnai, kurie iš tiesų kasdienybėje, atlikdami kasdienius darbus, mato Dievo pasireiškimą.
kada jis eina į darželį ir jis tai atlieka ne dėl to, kad reikia skubu vaiką pasimti, o todėl, kad Dieve, tai yra mano tarnystė. Aš tarnauju vaikui, tavo šviesai jo širdelėje. Aš tarnauju tau. Aš aukoju savo laiką, nes aš galbūt dabar norėčiau medituoti, nes ta būsena yra be galo maloni. Gal aš norėčiau daugiau laiko paskaityti, bet aš tarnauju, nes tu taip norėjai. Aš ir tu sukūrėm šitą pasaulį. Aš tavo dalis šito žemė pasireiškime. Ačiū, kad leidi. Ačiū, kad leidi karmai pasireikšti taip, kad leidi man ją tokiu lengvu būdu atidirbti, nes tai, kas yra šalia jūsų, jūsų šeima, jūsų pareigos, jūsų atsakomybė už tėvus, senelius, artimuosius, ypač jeigu jūs jais turite pasirūpinti, tai yra jūsų atidirbimas, lengviausias atidirbimas to, ką jūs sukūrėte, pasirūpinti. O mes įsivaizduojame, kad mes besimokydami, medituodami ir pamirždami visą tai, kas yra kasdienybėje, priartėsime prie Dievo, atmesdami tarnystę, kaip vieną esminių žingsnių mūsų evoliucijoje. Tai yra taip gražu, mylimieji. Pavyzdžiui, aš norėčiau daugiau miške praleisti laiko ir dabar vaikštau, gražiuosi sniego, nuostabių kūčių, rytu. Norėčiau būti čia ilgiau, norėčiau išeiti rytą, grįžti vakare, užsidegti ugnelę, sudėjus rankas maldai, melstis ir būti su juo, vienatiniu, mylimuoju, brangiuoju, užlieti visą savo širdį tuo jausmu, tą meilę, kad jie išsklistų visą pasaulį, kiekvieno žmogaus širdį, kuri pasiruošusi ir nepasiruošusi, kuri laukia to blyksnio, kad galėtų užsidegti ir gyventi. Bet aš turiu pareigų, aš turėsiu pusvalandį, už pusvalandžio grįžti, apkabinti savo vaikus, važiuoti su vyru pas bobutę, nes davė Dievas laimę turėti ją, kuriai dar 92 metai, bet ji yra, jis subūrė mus prie bendro stalo, bus mama, teta, atvažiuos mano visi vaikai. Aš turiu jais pasirūpinti, būti čia ir dabar, šviesti džiaugsmu, nes taip klostosi ir sukurta mano kasdienybė. Ir va čia turėsiu matyti Dievą, Dievo valią savo gražioj tarnystėj, kada galėsiu paglostyti galvą, apkabinti bobutę, paglostyti jai kelius, mylimai, apkabinti. Ir ne tik palinkėti jai sveikatos, bet iš tiesų lengvo išėjimo, buvimo su Dievu. Kaip gera, mylimieji, kaip gera visur ir nuolatos, laužiant duoną, pusryčiaujant, vaikštant, einant, darant. Kitaip pradėjau žiūrėti kivirčus, į šeimos kažkokį vyro netobulumą, žmonos netobulumą, kaip priimti tai ne kaip pretenziją, o kaip tau, brangioji, tau duota galimybė ištaisyti savo klaidą, netinkamą suvokimą ir transformuoti, perkeisti save, savo charakterį. Jis atėjo į tavo gyvenimą tik tau, kad tau padėtų, o tu turi padėti jam savo buvimu, savo meilę. Mylimieji, kūčių rytą, kūčių dieną, linkiu kiekvienam iš visos širdies atrasti tikrąjį Dievą savo širdį, nustoti veidmainiauti, nustoti būti tuo, ko nesate, nustoti laikytis tų tradicijų, kurios mums yra primestos, nustoti meluoti savo. Priimkite Dievo palaiminimą, aš jūs visus be galo myliu.